Sveikučiai, štai ir aš sugrįžtu po 2 mėnesių su prikauptu pabaigtukų bagažu. Tas pats maišelis, taip pat ir plaukyčių. Ir apžvelkime, ką aš esu prikaupusi ir ką pasibaigiau. Štai kiek sunaudoju kosmetikos per 2 mėnesius. Čia mano buiteka, nekreipkite dėmesio, mano atostogos, aš ilsiuosi. Tai žodžiu, greit parodysiu jums šitą video. Taigi pradėkim. Čia yra lipdukai uždėti ant spuogų ir suveikia kaip momentinė priemonė. Acne Pimple Patches. Tai tokia momentinė priemonė apsaugai nuo spuogų arba aknės. Man padėjo, aš visada naudoju, turiu keletą, praverčia tikrai. Visada turiu tokių, visada. Toliau. Dušo želė, paprasta, Nivėjos. Tokia. Kvepia skaniai. Toliau. Paskutinis mano parsivežtukas iš Lenkijos. Čia buvo kūno šveitiklis. Toks paprastas, pirkau už 4 eurus ir pirkau nes pakuotę rožinę. Vien dėl to pirkau. O tas šveitiklis toks buvo kietas gabalas. Toks. Turėjau grandyti su nagais, kad paimti to šveitiklio. Nes iš tikrųjų buvo sunku jo paimti. Ko norėti už 4 eurus. Toliau būtų serumiukas iš Biodermos. Jisai skirtas jautriai odai. Jo čia dar šiek tiek yra likę, bet aš jau jo niekaip nebepaimsiu. Šiaip, kadangi mano oda yra ganėtinai jautri, man jisai padėjo. Aš turiu antrą tokį naudoju, tai man jisai ir tiko, ir patiko, ir žodžiu, turiu antrą pakuotę. Viskas su juo yra gerai. Toliau. Kažkur antrą pamečiau tokį patį. Pirkau iš Symmetry tokią plaukų gerinančią priemonę, kapsulytę tokią delno dydžio. Man jinai susinaudojo per 3 kartus dėl mano plaukų ilgio. Veikia kaip paprasta kaukė, nežinau. Man bent jau. Galvos odos šveitiklis. Jisai suputoja. Skaniai kvepia. Tas lėšiau užsidipu. Jisai man suputoja. Tai aš net perkirpau. Man jisai patiko. Pirkau iš Eurokoso. Ne, meluoju. Iš Douglaso. Drogo. Visas parduotuvės išvadinau. Pirkau iš Drogo. Iš Drogo pirkau. Ir man patiko jisai. Turiu dabar kitokį. Užsisakiau pabandymai. Bet va, sunaudojau. Viskas. Toliau. Vėlgi iš Biodermos veido odos prasiklis. Aš turiu dabar tokį, bet mėlyną didelį. Aš susakiau tokį patį, kai išnaudosiu mėlyną, vėl grįšiu prie rožinio. Jisai yra tos pačios linijos Sensibio, kaip ir mano serumiukas, skirtas būtent jautriai odai. Toliau esu minėjusi ir praeitame video rodžiau iškilik priemonę, man atrodo veido šveitiklį, tai čia iškilik veido dulksna. Viskas nieko čia nebėra. Tai tokia veido dulksna, paprastutė, lengvutė, eilinė veido dulksna. Toliau iš Federico Mahora arba FUMA. Užsisakiau rankų šveitiklį. Kažkada užsisakiau, nes man kartais patinka priemonės iš tų
Iš tų įmonių, kurios užsiima tinkliniu marketingu ir platina tam tikrą kosmetiką, aš kartais naudoju tam tikras priemonės. Labiausiai iš tų man patinka Mary Kay, todėl artimiausiuose video pamatysit mano Mary Kay, nes aš labai daug naudoju Mary Kay produkcijos, nes man labiausiai patinka. Bet mėgstu ir kitokių, pavyzdžiui, Federico Mahlaro, Avona, kartais labai retai. Tai va. Toliau. Kartais Natalija Bulte savo ešope paskleidžia gerų nuolaidėlių. Kai nesusilaikiau, čia senais laikais nusipirkau tokį kapsuliukų rinkinį savo galvos odai. Net visus išsaugojau. Jis atrodo taip, tas kapsuliukas. Jį reikia naudoti per 2 kartus, bet aš jį naudoju daug visą. O ką tikrai pastebėjau, kad nuo tų kapsuliukų labai atšaldavo galvos oda, aš dažniausiai laikydavau per naktį ir išsiplaudavau galvą. Jisai yra skirtas, čia kaip detoksas galvos odos ir skirtas mažinti plaukų slenkimą. Pas mane ir taip jų nedaug išslenka, bet gal ir suveikia. O jisai turi tokią pipetę. Tokia turi. Ir ant kiekvieno to užsideda, užsisuka. Ir jų yra 12, man atrodo, tų visų. Taip, aš visus išsaugau. Man visai patiko ta priemonė. Toliau. Kai dar nebuvau susidėliojusi savo veido odos rutinos, tiesiog nusipirkau Garnier naktinę ir dieninę veido kaukės. Kremus. Nusipirkau dieninį ir naktinį veido kremus, Garnier, čia yra naktinis, čia yra dieninis. Man dieninis greičiau užsinaudojo realiai, naktinė dar biškį užteko. Bet va. Lengvi labai, tokie lengvai sklaidosi, lengvai įsigeria, lengvučiai ir kaina labai lengva. Na, brangus jie yra tikrai. Toliau. Antras pokas kūno odos šveitiklio. Man jie sueina kaip greitai šakės, aš vieną turim ir tas baiginės, nežinau ką darysiu. Reiks vėl naują pirkti. Toks. Tokį įdomų kvapą turi ir kūnas kažkaip keistai jaučiasi. Tarsi šaldytų kūną nuo jo. Baigėsi mano priemonės. Eina link pabaigos. Va, tas antras pražuvelis, jis šiek tiek skiriasi, jie nebuvo visiškai vienodi. Va, tokius du buvau nusipirkus iš Symmetry. Na ir kad jau prašnekom apie Mary Kay, šitas veido tonikas yra labai geras. Aš turiu, čia yra gal mano 3 pakuotė jo, mano absoliutus favoritas. Turiu, išsinaudoju daug kaip tik vieną, bet užsipirkusi ateičiai turiu būtent iš Estée Derm pabandymai. Nes kaip minėjau, aš jų labai daug išnaudoju, čia mano kokia 3 pakuotė, jeigu neklystu. Ir dar turiu neišnaudotą, tai žodžiu. Pastaruoju metu buvau ištikima šitam kurį laiką. Toliau. Tokios antakių kapsulytės, tie dažai. Henna dažai antakiam. Man jų ilgokai užteko, bet vėl reikės užsipirkti. Kaina kandžiuosi ir stipriai. Išsilaiko 2 savaitės kažkur. Pirkau vėlgi iš Symmetry. Pirkau tokį rinkinuką už 30 €. Aš neįsaugojau to, kaip atrodo. Tai šepetėlį pasilikau ir tokį valytą antakiam. O tos kapsulytės atrodo kaip tabletės. Tiesiog reikia atidaryti, išberti ir taip toliau. Man ir spalva atitiko ir išsilaikė ir gražiai atrodė. Aš dabar nesidažius antakio, bet kaina biškį tokia. Tai kaip sakoma, už tokį va mažytį. Bet ne aš kainas dėlioju. Ne aš. Toliau. Kažkada senai man mama padovanojo
O Jėzus, numečiau. Man padovanojo tokį lūpų šveitiklį iš Oriflame. Čia mano paskutinė Oriflame kosmetika, kurią turiu. Labai ilgai užteko. Ir viskas man į pabaigą. Čia Lenkijos palikimas kaukė, kur buvau parsidemus kosmetikos iš Lenkijos. Ir toliau mano kaukės aš išnaudojau 4 mėnesius. Tokia ir tokia. Kaukės perku iš visur, iš Tom Philipso, dovanoja, iš Vintedo, iš tų pačių Drogas, Douglas, Eurokosas, iš visur, kur tik randu, ten ir perku tas kaukės. Tai vat, ačiū Jums labai, kad išbuvote su manimi šį mano video. Taigi, iki kitų kartų.